Seimas pritarė lygių galimybių įstatymui, kuriame paliko draudimą diskriminuoti gyventojus dėl amžiaus, negalios ir lytinės orientacijos. Taip pat įteisintas draudimas diskriminuoti dėl socialinės padėties. Prieš homoseksualų teisės protestavusioms frakcijoms įstatymo priėmimo sužlugdyti nepavyko. Gerbėmėjai, būkime civilizuoti, normalūs europiečiai. Siūlau pritarti. Atnaujintame lygių galimybių įstatyme greta anksčiau uždraustų diskriminacijos formų Lietuva įsipareigojo ginti gyventojus nuo diskriminavimo dėl socialinės padėties. Tačiau daugiausiai diskusijų kilo ne dėl šios naujovės, o dėl homoseksualų teisių. Štai kaip Seimas susirūpino tais visais homikais, homoseksualais. Štai kaip jų teisės yra ginamos. Gėda man, kada vienu žodžiu šitaip rūpinamasi tais iškrypimais. Juk visos šitos tos mažumos tai yra, mes esam krikščionys, katalikų ir visos krikščioniškos tikėjimai laiko nusikaltimu. Ir mes rašom į įstatymą kaip vertybę. Netradicinės lytinės orientacijos asmenų teisės Lietuva įsipareigojo ginti dar iki stojimo į Europos Sąjungą, todėl jokių naujų teisių gėjams ir lesbietėms priimtas lygių galimybių įstatymas nenumato. Tačiau jų teisės ir nebuvo susiaurintos, ko siekia oponentai. Nepavykus iš įstatymo išbraukti nuostato dėl lygių galimybių homoseksualams, Darbo partija bei Tvarka ir teisingumas nusižadino nuo balsavimo ir mėgino jį sužlugdyti. Per plauką balsų pakako. Įstatymas pagaliau priimtas. Yra kelias į tai, kad mes kažkada tai pripažintumėm, anksčiau ir vėliau turėsim pripažinti tai, kad gali tuoktis vyras su vyru, be moteris su moterim. Tai tik rinkiminė kova, vienam norisi pasirodyti prieš Lietuvą, kad jis prieš gėjus, kitai partijai norisi pasirodyti, kad be jų balsų nieko negalima priimti Seime, o šiaip, jeigu kalbėsi su atskirais Seimo nariais, jokios priešpriešos šitam įstatymui iš esmės nėra. Visi sutinka, kad negalima žmogaus diskriminuoti nei vieno išvardintų pagrindo. Prieš pat Lietuvai priimant naują lygių galimybių įstatymą, Europos komisija kaip tik paskelbė ketinanti netrukus priimti direktyvą, draudžiančią bet kokią diskriminaciją. Priimto teisės akto rengėjai teigia, kad pritaręs naujam įstatymui Seimas užbėgo šiai direktyvai už akių.